Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Atpalaiduojam nugarą, pečius ir visą savo esybę. Atpalaiduojam visą kūną, visą, kas yra mumyse. Tiesiog pajauskime, kad kūnas turi tam tikrą savo istoriją, savo gyvenimą, savo funkcionavimą. Reikia kaip mūsų paramos ir pagalbos, kad jisai tiesiog pailsėtų ir atsipalaiduotų. Kad mes pamatytumėm, kad kūnas yra, žinot, kaip mūsų draugas, pagalbininkas, kad mes juo iš tikrųjų labai pasirūpintumėm, kad jisai nebūtų paliktas likimo valiai, kad jis turėtų pakankamai resursų gyventi, pakankamai resursų kvėpuoti, maitintis, pakankamai resursų turėtų, kad jo būtų kaip judėti, kad jo visos sausgyslės, raumenys, visos jungtys būtų kaip suteptos ir tolygios, kad viskas būtų tolygu, kad viskas būtų, žinot, kaip rodo labai tokias raumeninės skaidulas, kurios yra nesutrukinėjusios, o tolygios, įsitempusios ir atsipalaiduojančios, kad visas mūsų organizmas būtų kaip vientisa tolygi masė, nes mes turim jo rūpintis ir turim jį palaikyti. Ir palaikyti iš visų jėgų, nes tik tai jo dėka, kūno vibracijų dėka mes galime jausti vidinį ir išorinį pasaulį. Nes jeigu nebus kūno, nebus ir vibracijos, ir nebus jutimo ir pojūčio, per kurį mes galime suvokti save patį, savo vidinį ašį, vidinį pasaulį, vidinės struktūras, vidinius norus, vidinius įsitikinimus, visą savo vidinį pasaulį. Todėl kūną turim labai prižiūrėti, kūną turime, jo turim rūpintis, rodo. Ir tas rūpestis turi būti toksai, kad duoti viską, ko jam reikia, kad, tiesiog neapsileistų ligomis, kad neapsileistų tokiom visokiom įsitempusiom struktūrom. Todėl mes šiandien turim atsipalaiduoti ir atpalaiduoti jūsų fizinį kūną, kad jisai kuo labiau atsipalaiduotų ir pailsėtų, kad jam nereikėtų kaip dirbti viršvalandžių, kad jis galėtų tiesiog išsiskleisti ir būti laimingas, jis tokiam išsiskleidimo laimingumo būsenoje. Šiandieną toliau kalbėsim apie tą laimę, kalbėsim apie džiaugsmą, kalbėsim apie tai, kaip svarbu viduje turėti tą atramą ir tą ašį ir tą žinojimą, kas iš tikrųjų aš esu viduje. Nes tos vidinės ašies ir tos vidinės to suvokimo priklauso visa supanti aplinka. Ir jeigu pažiūrėsi dabar iš viršaus į apačią, energija sukasi ratu, o jūsų viduje yra ta tokia iš vienos pusės ir sumaištis, nes dažnai susimaišo įvairūs jausmai, mintys, visos struktūros, sistemos, kurios duoda tokią tam tikrą vėl impulsą iš tų vėl susimaišiusių jausmų, minčių, vaizdinių. Ir jos tada, žinot, taip rodo, kairiai pusiai konkuliuoja, verda ir mums kelia sumaišti visoje grandinėje, visoje sistemoje, visoje struktūroje. Ir jeigu mes tai suprasime, iš kur kyla visas tas nerimas, ar iš kur kyla ta visa sumaištis, ta vidinė vibracija, suprasime, kaip svarbu nuraminti visą energetinį lauką, kaip svarbu nuraminti visas struktūras aplinkui apskritai, ne tik tai vidinės, bet ir išorinės. Ir dabar matosi, kaip iš vidinio pasaulio, iš vidinių struktūrų, mūsų taip kaip ir iškelia tas energijas iš tos širdies, iš tos sumaišties, iš tos vidaus išeina ir jos pasklinda aplinkui mus. Ir priklausomai nuo to, kas yra viduje, pasklinda po visą masę, po visą erdvę, po visą energetinį lauką.
Todėl jeigu aš ramus, va, kai dalinamės, džiaugsmingas ir mano širdyje yra harmonija, tikrąją tą žodžio prasme, ta prasme, kada yra viskas tolygu, kaip vanduo, žinot, va, taip rodo ežere, kai viskas taip kaip stiklas, lygų. Aišku, sako, neužšalęs vanduo, gyvas vanduo, bet ta prasme, kad viskas lygu ir to lygu, tai ir harmonija aplinkui mane bus tūkstantį kartų ramesnė, subalansuotesnė. Ir tada natūraliai kils malonumas gyventi, mylėti, džiaugtis, dainuoti, šokti, vibruoti tą vidinio džiaugsmo energiją, nes tai kils vėl iš tos vidinės ašies, o ne sumaišties. Ir dabar pasižiūrėkime, kai mes kalbam apie tą ašį, jinai jau nėra, žinot, dabar labai įdomiai rodo, jeigu pradžioje rodė, kad vidinė sumaištis tokia daugiau pasislinkusi į kairę pusę, ten kažkur širdies plote, širdies energetiniam kanale, tai kai kalba apie harmoniją ir ramybę, tai vėl grįžta, žinot, sakysim, į vidurio liniją aplink stuburą, grįžta aplink tą tokią vidinę ašį ir va, nuo šičia, nuo tos ašies, kada pasislenka vėl į centrinę ašį ir energija kyla, dabar vėl žiūrėkit nuo kopčiko, nuo to pačios apatinio taško spiralę aukštyn. Ir dabar energija tolygiai kyla aukštyn. Ir tada atsiranda ta tiesioginė pusiausvyra tarp savęs ir kitų energetinių kanalų. Ta prasme, tai atsiranda toksai ryšys su pačiu dangumi ir kartu su pačiu savimi, kaip mes ir kalbėjom anksčiau, su visom struktūrinėm dalim. Kada kalbėjom, kas tai yra aš, visa ta energetinė dalis, kuri yra nuo apačios iki pat viršaus, neskaidant į jokias kitas dalis, kitokių dalių nėra, yra vienintelė vientisa energija. Ir dabar galite pajausti tą energiją, kuri kyla aukštyn ir aukštyn ir aukštyn. Ir dabar galit net jau jausti, kai jūsų smegenų struktūromis, kaip smegenų dalimis, jūs tiesiog pasiekėte dangų, tu prasme, net susijungę su pačiu aukščiausiu energetiniu tašku, kokį tik tai galite pasiekti. Ir va tai jau mes laikome, kada tai energijos pakilimu, energijos lygio nusistatymu, kada mes esame dabar jau resurse, mes dabar esam tokiam pakilime arba šiek tiek pasikeitusiam energetiniam lauke. Mes išeinam iš savo fizinio lygmens ir persikeliam į savo energetinį dvasinį lygį. Ir tai yra, jie sako, labai gerai, nes visom pavyko ir galite jausti, kad jau jūs esate, jie sako, 9 danguje, ta prasme, 9 aukšte, 9 etaže arba 9 lygmenyje ir jau jūs galite dabar jau laisvai gyventi arba laisvai vibruoti. Nes kas atsitinka? Jūsų minčių lygmuo, jūsų energetinis lygmuo pakyla ir jūs galite jausti, kai jūsų fizinis kūnas atsipalaidauja ir jisai gali ilsėtis ir tiesiog suktis energetinius ratus aplink save. Ir jūsų fizinis lygmuo, žinot, sukasi vienai amplitudei, vienam rate, o jūsų energetinis kanalas yra atidarytas ir jisai, jeigu žiūrėti tas dvasiniam kanalui, jūs esat kitam lygmenį. Ir mes taip gyvename keliuose lygmenyse ir mūsų energetika ir mūsų ta siela džiaugiasi, nes jinai gali jau dabar kaip perimti valdžią, arba perimti struktūras, perimti fokusą arba sąmoningumo lygmenį. Jinai dabar gali laisvai suktis ratu ir būti laiminga tuo, kas yra viduje. Jinai gali dabar struktūruoti savo vidinį pasaulį, vidinį matymą, vidinį žinojimą. Jinai dabar gali, žinot, kaip leidžiasi, žinot, energija dabar taip lėtai iš aukščiausio taško, bet ne tik tai fiziniu kūnu, jinai tokia, sakyčiau, per metrą platesnių ratų leidžiasi žemyn ir gali jinai struktūruoti kiekvieną jūsų ląstelę, kiekvieną struktūrą, kiekvieną elementą. Jinai gali dabar paliesti
jūs, nu, kaip žemiškajame lygmenyje, nes jinai dabar, nu, kaip liečiama ir girdima jūsų fizinio pasaulio, nes dabar sąmoningumo lygis yra gana aukšto, nu, lygmens ir jūs tada galite dabar, žinot, kai būna iš aukštai pasiekama tai, kas yra žemai, ta prasme, pasiekiamas jūsų visas vidinis pasaulis, ta prasme, vidiniai organai, vidinės struktūros, vidinė visa amplitudė. Ir galite dabar matyti, kaip, žinot, kaip sąveikoja viena sistema su kita, kai nėra atotrukio, kai nėra, žinot, disbalanso, kai nėra susiskaidimo, kai nėra, žinot, kai gyvename vien tik viena smegenų pusė. Dabar gyvename visose lygmenyse, visose sluoksniuose. Ir tas vientisumas, ta vientisa struktūra ir yra tas džiaugsmas, kuris pakylėja mus į tam tikro lygio, nes mes suprantame, kad mes esame didžioji ta sistema, ta didžioji struktūra. Ir jeigu matot, tokia kaip būtumėm kaip piramidė, kuri yra iš viršaus į apačią, arba galim pakelti žvilgsnį ir matyti save aukštai, matyti savo energetinį kūną kaip kanalą, kuris teka mumyse. Ir dėl to, sako, gali apimti ir ramybė, ir džiaugsmas, ir pasitikėjimas. Ir, žinot, toksai ir natūralumas, nes, ta prasme, jūs greitai priprasite ir suvoksite, kad, nu, esi toksai žmogus ir ne kitoks, kad tu kitoks net neįsivaizduoji, kad gali būti, kad tu nori būti tuo, žinot, daugiaaukščiu žmogumi, tuo daugiasluoksniu žmogumi, kad tu nori, kad tavo galva visą laiką būtų aukštai, aukštai pakelta ir aukštose energetinėse struktūrose, kanaluose. Ir tada tu suvoksi, kad tu tada esi tikruoju žmogumi ir laimingu žmogumi ir dvasingu žmogumi, nes tu nenorėsi bendrauti su tais, kurie yra, na, tam žemesniajame sluoksnėje. Kodėl? Dėl to, kad tau bus su jais paprasčiausiai, na, neįdomu. Nes, žinot, įrodo, jie kalbės jums apie akmenis, apie jūsų žvilgsnį visą laiką nuves tenai nu, po kojom. Visą rodo, jūs sakysit ir jūs žinot, kai jūs būsite 9 danguje, jūs jų net ir nepastebėsite ir jums nebus aktualu arba, nu, tiesiog neįdomu apie tai kalbėti, kas jau kaip, nu, praeitis, kaip, na, ta prasme, kaip tokie natrupinukai apie tai, kas, na, jau jūsų sielos, na, tiesiog nevirpina arba nevibruoja, o jūs visą laiką norėsite, kad jūsų širdis būtų, vat, iš to atrodo, išsiskleidusi plačiai po visą pasaulį. Ir jūs vairuosite, nu, kaip atrodo, kad, nu, kaip gyvensite arba plauksite atidarytą vidumi, atidarytą širdimi, atidarytų vidumi ir jūs skanuosite apie tai, kas yra horizonte, žinot, vat, širdies horizonte. Jūs vat, norėsite. Labai įdomiai rodo, jeigu matysime viršui, tai kaip švyturys tenai viršui galvoje. Taip, žinot, kaip šviesos švyturys, o viduje, va, širdies horizontaliam plote, tai kaip vairas, kaip vairalas rodo, kuriame tu gali vairuoti ir matyti, kas vyksta tokiam visam širdies tam horizonte. Ir tu norėsi kalbėti apie tokius energetinius dalykus, apie energetinius kanalus, apie energetinį gyvenimą, kuris persiduoda per tūkstančius bangų. Kai mes dabar atsidarom ir atsiveriam, mūsų energija sklinda į visas pusės tūkstančius mylių. Ta prasme, kad ta vibracija eina, žinot, nu, kaip vanduo, kaip oras, kaip, nu, nes ore yra vanduo, o vandens molekulėmis sklinda labai greitai, kaip, žinot, va taip rodo akmenuką įmetė ir nubangavo. Taip ir mes banguojame savo energetiką ir energetiniu vidu. Mes banguojame savo garsu, kada skleidžiame garsą. Ir tas garsas nueina labai, nu, vėl vibracija toli. Ir nebūtinai pasiekia tas ausis, kurias reikia. Nebūtinai
jinai pasiekia, žinot, rodo, nu, tam, kam skirtas tas dialogas, gali pasiekti net, rodo, medžiuose paukščių garsus. Nu, prasme, kad vibracija gali susipanašėti ir susivienodinti su paukščių vibracija, ta prasme, su paukščių garsų vibracija. Todėl labai svarbu mums dabar išmokti, na, vibruoti, išmokti dainuoti, išmokti nu, tą skleisti energiją, tą bangą. Kokiu būdu, tai visai yra nesvarbu. Nesuprantat, galima skleisti vibraciją vidiniu, to, žinot, vidiniu garsu, net nekalbant ir neskleidžiant garsą, o skleidžiant energetinę bangą. Todėl kuo daugiau jūs atsiversit, kuo daugiau jūs būsite laimingi, kuo labiau jūs, žinot, džiaugsitės tą energiją, džiaugsitės tuo, kur jūs esat, tuo bus visiems tik tai geriau ir laimingiau. Ir mes visi būsim tada laimingi, absoliučiai visi. Nes ta energija, žinot, persidus vibracijos į visas pusės, nes dar kartą kartuojam ir dar norim, kad jūs pajaustumėte, kad visa aplinka yra tokia kaip gyva aplinka, kai jinai visa vibruojanti ir tiesiog, žinot, pereinanti arba persisunkanti tą aplinką. Ir dėl to mums labai reikia, kad jūs, nu, va, tą pajaustumėte ir suvoktumėte, kaip svarbu vat, būti savimi, kaip svarbu būti vat, tuo laidininku tarp savęs ir tos visos aplinkos. Ir dabar, jeigu jūs jaučiat, jūs matote, kad jūsų energija yra pasklidusi po visą visatą, kad jūsų energija yra visur, kad, ta prasme, tai nėra kažkokia viena struktūra, kad jinai kaip, kaip molekulės, taip rodo, visos pabirusios po visą erdvę ir jos visos laimingos. Nes jūs tą laimingumo energiją skleidžiate visur. Ir mums labai gera žinoti ir girdėti ir matyti, kaip jūsų širdis virpa. Nes pagal širdies virpėjimą mes galim nustatyti, koks jūsų yra lygmuo. Netgi kuo sergate ir kuo jūs pergyvenate ir kuo jūs džiaugiatės ir kuo jūs iš tikrųjų dar nerimaujate. Viskas yra girdima tuo garsu, ta vibracija, ta vibraciniu, tuo tokiu, žinot, skambėjimu. Todėl norim, kad jūs visą laiką būtumėt laimingos ir vibruojančios ir visą laiką būtumėt vibracinėme tokiam energetinėme režime. Ir kuo labiau būsit nu, tam režime, tam laimingume, toje, žinot, pusiausvyrą, tam energetinėme lauke arba energetiniam kanale, tuo bus visatai lengviau ir geriau, tuo visai aplinkai geriau. Ir mes gal, nu, vat, jie sako, žinot, mes nematom tų rezultatų, arba mes, pavyzdžiui, negalim pamatyti tų pasiekmių, kurios vyksta visatoje, nes mes dažniausiai norim labai greito pamatyti rezultato, kas tai yra, kad, nu, kas tai, dėl ko visą tai vyksta, kaip tai atražaisi namine, nu, va, ta prasme, atsispindi manyje. Bet aš turiu tai, nu, kaip jie rodo, pajausti tą malonumą ir tą atspindį matyti savyje. Ir tai, nu, kaip tai bus labai greitai, tai jūs labai greitai pamatysite, kad aplinka aplink jūs, nu, kaip sušvelnėja, aplinka aplink jūs, tiesiog ta vibracija visa sugrįžta į jūs, ta prasme, jinai niekur nedingsta, jinai vėl, žinot, kaip taip rodo, kad jinai visa jumyse. Ir ne tik tai tas, ką jūs išsiunčiat, sugrįžta jumyse, dar rodo pripildytų kitų skonių, ta prasme, kaip pasakyti, pasipildžiusi energija. Nes mūsų organizmui, atrodo, trūksta tam tikrų cheminių medžiagų ar elementų, mes ne viską turime savo viduje. Dėl to, tai kai ta energija va taip va išsklinda, jinai ir parsklinda, jinai vaikšto visą laiką ratu. Ir tada jinai grįžta, sako, dar parsineždama, žinot, prisidėdama dar kažkokių, tai rodo, aplipusių dalelių, cheminių medžiagų, kurios mums reikalingos. Taip kaip, žinot, sako, kai skrenda bitė ir parsineša medaus, taip
taip ir pas mus išskrenda energija ir parsineša dar daugiau medaus, ta prasme, dar papildo savo avilį arba savo struktūrą, savo energetinį kanalą, to, ko jai labiausiai reikia. Bet kas yra labai svarbu? Labai svarbu, vėl sako, būti laimingai. Būti, suprantat, laimingai, bet nu, kaip be priežasties savimi. Tai, kad tu gali daryti tą vibraciją, kad tu gali būti tuo kanalu, kad tu gali vibruoti ir būti savimi. Va čia vat ir yra gal esminis dalykas ir esminė ta suvokimo laimė, kad tu vat kaip ir kalbėjo mergaitė, kad džiaugiuosi, kad gyvenu, kad džiaugiuosi, kad esu va toksai, koks esu ir nieko daugiau man nereikia apskritai. Visa kita tiesiog gamtos esu dalimi. Ir dabar vėl kviečia jūs pasijausti tos gamtos dalimi, pasijausti, žinot, kaip pačia gražiausia, pačia tobuliausia surinkta kaip į gabalą, kaip sistema, ta gamtos dalimi, nes gamta labai stengiasi, kad jūs būtumėt būtent tokios formos, tokios sudėties, tokios molekulės, tokios, jie rodo akių spalvos, odos, visi organai, būtent tokie ir ne kitokie. Tai tūkstančių milijonų metų kūrybinis procesas, darbas, kuris taip, žinot, subtiliai, subtiliai sudėjo. Ir toliau jinai nėra palikus tos sistemos struktūros, nu, kaip Dievo valiai. Jinai ir toliau ta gamta visa, na, tiesiog rodo, jūs, žinot, teikia energiją, jūs supa, jums teikia deguonį, teikia vandenį, teikia visas šviesą, šilumą, visas siunčia energiją, kad jūs ir toliau gyventumėte ir vystytumėtės, kad vėl būtumėte tik tai laimingi. Nes viskas atrodo, žinot, padaryta žmogui, tau, kad tu tiesiog būtum laimingas, kad visko turėtum ir tiesiog būtum laimingas. Bet rodo, ta energija visa iš visų pusių eina tam, kad palaikyti tą laimės jausmą. Tiesiog žadina, arba dabar irgi rodo, pripildo krūtinę to jausmo ar to tokio pakylėjimo, kad tik tai tas žmogeliukas būtų laimingas. Tai čia sako, yra kaip Dievo dovana pajausti tą savo energiją, savo energetinį kanalą, energetinį tą ryšį su savimi, nes daugiau nieko nereikia, ką turėtų žmogus daryti ir jo vat yra pagrindinė funkcija būti žmogumi. Būti žmogumi, o to žmogumi tai būti savimi ir būti tuo vat, vibraciniu, vat, nu, energetiniu kanalu savo ir kitiems. Tai prasme rodo, kad tiesiog būti. Ir vėl jie taip džiaugiasi, nes iš tikrųjų jūs kiekviena jaučiate tą kanalą, kiekviena jaučiate dabar tą aukštį, dydį, plotį, tą išsiplėtimą, tą vibraciją, tą, žinot, ir energijos tekėjimą iš viršaus į apačią tokiu dideliu, dideliu ratu. Ir sako, šiandien ypatinga diena, už tai, kad šiandieną ypatingai daug energijos yra aplinkoje, dėl to, kad aplinka pati žadina kaip pakeitimais, pokyčiams, tam, kad galėtumėte, jūs sako, atsipalaiduoti ir, žinot, nieko apie nieką negalvoti, numesti nuo savo kupros visus rūpešius, visus, žinot, visą buitį nuo savęs ir tą ateities norėjimą kontroliuoti, nepasitikėjimas ateitimi, kad va šitos, atrodo šitą vietą, kad nuimti nuo jūsų pečių, nes kiekvienas slegia tos ateities, tas baimė ir nerimas, nes jūs galvojate, kaip paženklintas jūsų, atrodo, nugaroj pečių juostoje, ta tokia baimė ateities, kas bus rytoj, poryt ar po 10 dienų. Nesako metų, sako dienų. Tai va, todėl mes turim tiesiog vėl atsipalaiduoti ir atsiduoti tai gamtai, atsiduoti tai aplinkai. Tiesiog ta prasme, kad jie sako, jūs tiesiog įsivaizduokit, kad nusiimat naštą nuo pečių ir atiduodate ją pasirūpinti pasauliu ir gamtai. Tai yra labai svarbu,
kad ne jūs valdote sistemą, o sistema jūs, nes nuo to, kokia sistema jūs valdo, nuo to jūs ir priklausote, kuriai struktūrai priklausote, kokiai toj posistemiai. Ir jie sako, mes turim tik vieną sistemą, laimės posistemę ir mums viską reikia daryti, kad tik tai būtumėm tiesiog išsišiepę ir laimingi savimi. Ir nuo nieko nepriklausyti. Mūsų nuotaikos lygis neturi priklausyti nei nuo oro, nei nuo aplinkybių, nei nuo nieko absoliučiai. Turėtumėte tiesiog atsikelti kiekvieną rytą ir pasitikrinti, kuriame kanale esi, kurioje vietoje esi. Ir tiesiog kaip gaudyti tą, žinot, kaip rodo kaip antena, kai ryšį su savimi, kur aš esu ir kas man trukdo ar būti laimingai, kokia man ar mintis, ar jausmas, ar pojūtis kažkur tai traukia žemyn. Ir tada aš sako, greitai galiu, ta prasme, vėl, kaip pasakyti, vėl rodo, pakelti tą būrę į viršų ir pasižiūrėti, kad būčiau visą laiką viršuje. Nes vėl mes norim, kad jūs būtumėt laimingi, kad tik taip būtumėt laimingi ir būtumėt savimi. Nes nuo to, jeigu jūs žinot, kad ir spręsit bet kokią sudėtingą problemą ir jeigu jūs spręsite su kokia vėl būsena, kaip matot, vėl jie rodo taip įdomiai, kad, pavyzdžiui, būsena yra ar ne, ir laimės jausmas yra kaip du skirtingi dalykai. Ir galite jūs bet kurią būseną spręsti su laimės toj amplitudėje. Ir sako, neturėtų jūsų valdyti ar įtakoti visi neigiami informaciniai laukai, informaciniai tie kanalai, jūs turit pamatyti vėl tą džiaugsmo energiją ir iš tos džiaugsmo energijos spręsti visus savo žemiškus ir dangiškus klausimus. Ir tada, sako, jūsų gyvenimo kokybė labai stipriai pasikeis. Jūs tiesiog pastoviai būsit laimingi, pastoviai. Jie sako, tai yra šventųjų energija, tai yra šventieji peržengia tam tikrą kanalą, arba tam tikrą energetinę tokią liniją, jie tada visą laiką, kaip sugeba išbūti tos kalno viršūnėje, tam tikroje viršūnės riboje ir nenusileisti į apačią. Ką jie bedarytų, ką besakytų, kokiam eteryje bedalyvautų, jie visą laiką transliuoja iš tos viršūnės, iš to aukščio, iš to kanalo. Ir jie visą laiką būna pakilime, jie visą laiką būna džiaugsme, vidinėje ramybėje, kauptyje ir vidinėme tokiame, sumaištyje, kada jiems reikia persiorientuoti vėl į tą apačią ir vėl jie tada pakyla aukštyn, vėl kanalu per save į pačią viršūnę. Nes mes norim, kad jūs visą laiką irgi galėtumėt, sugebėtumėte, tiesiog ir nulipti žemyn ir vėl pakilti aukštyn. Aišku, jeigu reikia, nulipam žemyn, bet jeigu nėra poreikio, tai ir liekam viršuje. O jūs turite lipti žemyn, nes turite atlikti tam tikrus fizinius veiksmus. Bet jie sako, mes tikimės, kad jums tos fizinės veiklos vis reiksis mažiau ir mažiau ir kad jūs visą laiką galėsite būti kaip tie švyturiai danguje vis tam aukštesniam ir aukštesniam lygmenyje. Ir dabar pajauskite tą laimingumo būseną, kada jūs matot patys galite valdyti tą struktūrą, kada jūs galite suprasti, kad aš jau nebe tame lygmenyje, nes jūs jau atpažįstamėte, koks tai yra jausmas, atpažįstamėte net ne jausmą, mes gal galvosim tą būseną, kurioje norėčiau būti visą laiką ir kaip ją susigrąžinti. Ir visą laiką susigrąžinti galima per savo tą rodo vidinę ašį, per vidinę struktūrą, keliant ją aukštyn.
kadangi mes jau mokame užlipti į tą pačią aukščiausią viršūnę, rodo arba žiūrim virš savo kalbos ir jaučiame savo smegenų struktūromis kanalą, arba vat, jeigu dar lengviau, paprasčiau, tai visiškai žemesnis lygmuo, tai kai rodo priekyje kalno viršūnę, jis yra šiek tiek kaip žemesnio lygmens, bet ta prasme galbūt kaip žemiškam vaizdinyje paprasčiau prieimamas ar suvokiamas. Ta prasme, nes jeigu kalbam apie kanalą, jisai yra juntamas, bet jisai nėra struktūruotas ir kaip smegenų struktūrom net pažįstamas, nematomas. O jeigu kalbam, mes kaip matom apie kalno viršūnę, jums viskas aišku, apie ką mes turime mintyje ir vaizdinyje. Ir būtent labai įdomiai, kad, žinot, nurėžė tą kalno viršūnę. Tokia yra, žinot, kai jie rodo visą laiką riba, kurioje jau ta viršūnė, kurioje turi žmogus egzistuoti ir, ir kuri yra ta žemesnė grandis, žemesnis lygmuo, kuriame mes taip pat gerai jaučiamės, tik tai vėl tai yra fiziologinis lygmuo, o jau ne energetinis dvasinis lygmuo. Todėl jeigu mes kalbam apie laimę, apie savo savęs suvokimo dalį, mes kalbam apie viršūnę. Jeigu mes kalbame apie pačią visą sistemos struktūrą, tai jie rodo, tai jau nuo dangaus iki pat apačios, tai prasme jau kaip visatos struktūra, apie kaip, žinot, išsiplėtusi didelė piramidė kristų ant visumos visatos. Tai labai labai svarbu vat, būti toje energijoje, dabar irgi jau dabar pilniausiai išskleista ta energija, pilniausiai apimta ta energija, jūs tiesiog galite būti laimingi. Nes atidaryti kanalai dabar į visas puses ir dabar energija zvimbia labai aukštų lygmenių ir labai aukštų dažnių. Ir sklinda, jinai plasnoja, skrieja dideliu greičiu horizontaliai ir vertikaliai į visas puses. Ir va čia ir yra kaip gyvenimas, tai ir yra džiaugsmas, tai vidinė ramybė ir kartu vidinis žinojimas, kas aš esu. Ir dabar net nereikia, žinot, intencijos sakyti, apie ką vibruoja mano energija. Jinai tiesiog vibruoja tai, kas yra mano viduje. Ir jinai vibruoja tą energiją, kuri yra, na, sako viduje, kuri yra tokia, jie juokiasi, tyli, džiaugsminga, laiminga, kurianti visus kitus energetinius kanalus. Nes taip kaip eina spiralė, taip ir sklinda energija, jinai aplinkui. Dabar jis harmonizuoja, vysto, tobulina, ta prasme, aplink jūs sukia energija. Jūs galit matyti tą ašį. Sako, jeigu nematyti, tai jausti. Ir vėl sako, būkit laimingi. Jauskit, kai ta laimė yra jūsų struktūrose, jūsų kanale, jūsų DNK kode, jūsų programoje. Mums tik reikia, žinot, iki jos prieiti, žinot, kaip rodo, kaip stiklą nuvalyti, kad jinai šviestų, švitėtų, kad jinai atpažintų, žinot, kad būtų, ką atspindėti, kur, žinot, užtraukia debesis ar dūmai ir per ją nesimato tos visos šviesos, energijos ar esmės, o dabar atrodytų kaip skaidrina viską. Vau, kad jūs tik taip būtumėt laimingi. Ir sako, matot, jums nieko daug daryti nereikia.
Mhm. Ir sako, jūs galite treniruotis, vis taip pakeliant savo energijas vis dažniau ir dažniau, kad galėtumėt, nežinau, kaip būti savo laivų kapitonais, išsilaikyti tam bangavimą, tam toje jūroje. Ta prasme, nes visą laiką vyksta audros ir kitimai, o jūs visą laiką, nu kaip stovite už vairo ir vairuojate save, ta prasme, visą laiką laikote tas iškeltas bures arba visą laiką tą stiebą. Svarbiausia, kad jisai būtų visą laiką nu, va taip vertikaliai ir nenukryptų į vieną ar kitą šoną. Ir tada sako, viskas bus gerai. Jis sako, nu, jūs būsite stiprus, va tame bus ir yra stiprybė. Ir aplink jūsų tą stiebą, sako, kaip veršis visi kiti, nu, įsikabinti ir pabūti, ir visiems bus gerai. Svarbiausia, jūs patys labai gerai jausitės. Nes ką reiškia būti, žinot, denyje su nu, tuo stiebu. Tai šiandieną mes norim, kad ir liktų jūsų viduje ta energija, kuri yra jūsų viduje, kad jūs tiesiog suvoktumėte, kaip viskas yra svarbu, kad būtų viduje aiškus žinojimas, ką reikia daryti, jeigu nukrypsta į vieną ar kitą pusę energija. Kad visą laiką bandytume, žinot, kaip rodo, kaip laivas banguoja, jūs visą laiką turit atsitiesti ir kelt energiją aukštyn. Kad visą laiką, matytumėt prieš save arba stiebą, arba kalno viršūnę, arba va, tą kanalo aukštį, kad visą laiką stiektumėt būtų aukštyn. Ką tai duos jums, ką tai reikš, tai kad jūs galėsite būti savimi, kad jūs galėsite tada pakelt savo energiją į tą džiaugsmo vietą, į tą džiaugsmo energiją ir tada spręsti visas savo problemas, bet kokia jinai bebūtų. Nes jeigu mes, žinot, vat, būna nuvirstama šono ir mes ir liekam tam šone ir sprendžiam su to nusvirusiu šonu tas problemas ir bėdas. Ir taip mes negalime būti pusiausvyroje, mes nematome tos visos visumos, tos nuo kito laiptelio, to aukštesnio lygmens, iš kurio visa energija teka. O jeigu mes pakylam aukštyn, mes tada galime tą vietą, atrodo, net ir probleminę vietą apšviest, duoti energijos, šilumos, meilės struktūrai, kaip užlipdyti tą vietą, tą pažeistą vietą kažko tai daugiau, jie rodo. Ir po to net ta pati problema pati savaime išsispręs, net nieko nereikės daryti. Jinai tiesiog gavusi deguonies, jinai pati įrodo virs gėlė ar krūmo ar kažkokia tai kitų cheminių elementų, kuris vėl transformuosis į tam tikrą kitą programą ir tiesiog tai bus iš savęs, iš savasties. Todėl mums reikia irgi, sako, būti savimi ir leisti visai aplinkai taip pat kisti ir būti savimi. Todėl šiandien šį susitikimą baigiam tuo, kad vėl jie rodo, pažiūrėkit į save, į tą savo ašį, savo vidinę ašį, pradedant nuo pačios apačios iki viršaus ir pasistengkite išlaikyti ją kuo aukščiau. Ir nuo to, sako, vėl ta energija kils tik aukštyn ir leisis žemyn, atsinešdama dar daugiau, sako, deguonies ir jie sako, medaus. Todėl būkit laimingi, būkit džiaugsmingi. Šiandien ypatingai gera diena, ypatingai gera
data, nes dabar labai energijos tiesiog, nu žinot, kai būna, kai pačios teka, neįdedant daug pastangų, tiesiog, žinot, jos tiesiog laukia, kada tiesiog įtekėti, apgaubti, apkabinti kiekvieną iš jūsų ir papildyti visko, ko jums trūksta viduje. Tiesiog, žinot, kai būna, kai programos keičia vieną kitą, jos dirba viduje, struktūruoja tam, kad jūs tik tai būtumėt laimingi. Jums tiesiog padeda, tiesiog, mm, kaip rodo, kaip gamta gamtoje. Jinai tiesiog užlipdo, užlopo viską, kas joje yra. Arba į vidų įneša tai, kas yra geriausia ir skaniausia. Tiesiog jums šiandieną tiesiog atrodo, kaip per vidų, per krūtinę ateina viskas, kas yra skaniausia, saldžiausia, rūgščiausia, karčiausia, viskas, visi cheminiai elementai ateina į jūsų vidų, į jūs. Nes jums šiandieną tiesiog reikia to, jums tiesiog pripildo, pasikeičia vat, ir sistema, struktūra, rodo. Tiesiog viską jūs gaunate, ko jūsų reikia. Ir dėl ko šiandieną tai vyksta. Dėl to, kad keičiasi gamtoje, žinot, kaip rodo cheminiai elementai, struktūros kažkaip keičiasi. Ir ne tik tai mūsų organizme ir mūsų energetiniai, bet apskritai visoje gamtoje vyksta persikeitimas, persimainimas vieni kitų. Tai yra programa, kada atsidaro, tai kažkaip vieni kitiems dalinasi, taip žinot, netaupydami vieni kitų, netaupydami savęs. Todėl mes laimingi, kad galim šiandieną dalyvauti, šiandieną tokiam būti susitikime, kada vyksta labai labai graži energetinė kaita. Todėl šį susitikimą baigiam, sako, jie baigiam su džiaugsmu, vidiniu džiaugsmu, ramybė, pasitikėjimu, kad vyksta viskas pagal planą, pagal programą ir vyksta labai labai viskas gerai. Todėl šiam kartui tiek ir iki kito susitikimo penktadienį.